Pienas šapjautas. Dėdukas. Nelabai, oi, čia gerai buvo šuniukas agresyvus. Bet ir reikia ir vėlioti, kai užsiklantai. Arčiau kačiukų pritraukė toliau. Žiūri, kad greičiau žema. Šiltesnė, dabar pradėjo žemą statyti, bet šilčiau. Urbiški dvarį ten. Palauti šimtai. Tai kuriuosgi šitos? Rūmai, kur mokyklos. Ai, mokyklos, šitos senuosios rūmai. Svečiuojamės jaukiuose Juškonių kaimo audėjos Marytės Karalietės namuose. Kada jūs pradėjote austi? O, senai pradėjau, jau nuo 12 metų pradėjau austi. Mama išmokino, drobės ausdavom. Paskui drobės, tada įvairesnius raštus pradėjom. Čia sudėtingesnius, kaiminės išmokino, rinktinius šiandien Strazdaitės mokėjo austi. O paskui toliau sesuo mokėsi Rokiškė amatų mokyklai, tą 8 nytėm išmokino mane. Na, paskui po truputį, tai knygą randu raštą, tai vėl kur nors ir audžiu visą gyvenimą. Jūs taip savarankiškai išmokote, nebaigėte jokios amatų mokyklos? Niekur nesimokiau. Ar sunku austi? Kai moki nesunku. Porą dienų ir lavatėse, per porą dienų išaudė. Ar jūs pati raštus kuriate, ar kopijuojate iš? Ne, pati nemoku, nes tai kur pamatau iš kitur. Tai iš knygos, tai kur nors pas kitą audėją randu. Raštai įvairesnį ir išaudžiu tada. O kas sunkiausiai yra daroma audžiant, ar pats raštas, ar visas tas audinys? Na tai kad negaliu ir pasakyti, kad kai dirbi atrodo, kad niekas ir nesunku, o kai mėgsti tą darbą, nesunku. Man labai patikdavo austi. Tik dabar jau nebegaliu, kojas skauda ir nėra iš ko, siūlų nebėra. Ar jaunimas prašo jūsų pamokyti austi? Ne. Iš jaunų niekas nebuvo, iš saugesnių, o senesnių tai parodžiau, ten suvėrimų pamakinau, o iš jaunų nebuvo niekas. Kaip jums atrodo, kodėl jaunimas dabar nenori to? Tai kad dabar kamgi, kad yragi pirkt buvo. Viskągi buvo nusipirkti, taigi daug pigiau ir nereikia dirbti. Tai už tai man taip ir atrodo. O mes kai mėgdavom, tai man taip ir ausdavom. Reikia mėgti, darbas man.
Iš kur jūsų tas ir jūsų sesers tas pomėgis menui, drobėms? Nežinau, turbūt mama kaip mėga tą darbą, dirbdavo, darbšti buvo labai, tai gal ir mum taip. Nuo mamos ir pradėjom. Ačiū. Kas išeis? Kaip nutaikai, kaip šautuvai. Aplink nieką nesimato. Grenda. Lietaus reikia ją biškį pataikyti. Kanalai mes girdime, kad vietoje. Šalna šiandien buvo, tai gal mes pašalnom bus. Ai, buvo net. Buvo nemaža. Gal ne visur, bet ką čia. Buvo. Lankomės pas seniausią Juškonių kaimo gyventoją Marijoną Puodžiūnienę. Bobute, ar mes pakalbėsime apie gegužinės pamaldas, apie Mojavą? Sakykit, kaip žmonės melsdavosi seniau prie Smetonos? Na vis tiek suveidavo, ar seniau dauguma suveidavo. Tai dabar saugusių, jaunesnių, vidutinį amžiaus suveidavo daugiau. Ir jaunimas suveidavo, jaunimas tai trokšdavo suveid. Pamajavai, pasmeldyti, tada į savo gegužinį darą. O tai ką darydavo po pamaldų? Žaisdavo ar šokdavo, ar kaip jie linksmindavosi? Linksmindavosi viską, jaunimas, žinai, kaip ir jaunimas. Senesni tai eina namus jie, jaunimas tai jie savo daro. Ar daugiau ateidavo žmonių į pamaldas? Ateidavo. Gegužės mėnesį suveidavo daug pamaldų. Daugiau negu dabar? Daugiau tai iš kurgi kaime vis tiek, kaimas ne per didelis buvo, suveidavo. Kambarėlis toks nelabai didelis būdavo, tai suveidavo. O kaip pokario metais, kada jau buvo Lietuva okupuota, kur žmonės melsdavosi? Ar sueidavo į tokias pamaldas? Suveidavo, vis tiek Majava būdavo, gegužės mėnesį ir būna Majava. Suveina pasmelsti. Tik va dabar
va šituo laikotarpiu tai jau nebebuvo, jau buvo apstoję. Nežinau, ar čia buvo drausta ar ne, kad jau nebe taip jau būdavo. Paskui vėl čia tokia materialė buvo. Ana sako, kaipgi mes aplaismą majavų. Reikia vėl. A tai aš sakau, tai kogi tu mani kalbini, tai Vandutė, jeigu Ana pristas jaunesnė, tai Vandutė pristoja, tai kaipgi. Dabar jie vėl pradėjo visi suveikti. Nei niekas jų prašo, nei niekas. Kaip dažinoja, kad jau majava bus, tai ir suveina visi. Pasimelst Marijas pagarbinti. Ar džiaugiatės dabar, kad ateina kaimo žmonės pas jūs ir čia meldžiasi? Na, tai kaip nepatenkintas būsi. Aišku, kad džiaugiamės. Ačiū Dievui, visiems žmonėms gerai ir mums gerai. O kodėl pas jūs ateina žmonės? Gal todėl, kad jūs čia geriausi žmonės esate ir mėly visiems? Ne tiek, kad geriausia, tik čia apylinkiai, va, kaip būdavo kaime, tai kiekvienam kaime būna majava. O dabar tai čia vienkiemis išėjom, tai aplinkai arčiau suveitai čia ir suveina. Būdavo pas liaudėlį, kaip dabar karalis gyvena, tai tenai būdavo majava, jų kaimelis buvo. Čia už mišką būdavo majava. Daug būdavo, kiekvienam kaimim pamajavo. Žmonės įsuveidavo artimieji pasmelsti. Kiek jų metų, babutė? Aš pati nežinau. Saka, kad 88, bet 9 neturi visiškai, nebetoli jau. Ar sunkus buvo gyvenimas? Gal ką nors papasakotum iš savo gyvenimo? Man sunkus, kai buvo vaikai mažesni, tai buvo sunkiau. O dabar ties. Dabar turi marčių labai gerų, tai man nei kiek nebesunku. Būtų gera gyvinti, kad va sveikatas, tai jau nebedaug. Kiek aš begaliu daržą, tai va žolas, tai duoda. Niekur man dirbti neliepia. Kai aš dirbu, tai man valgyti visuomet pašaukia, niekur mani neskriaudžia, tai kągi aš galiu bedavauti, kad man bloga, man gerai gyvintelė, kad niekai, kad jau duok Dievę gyvintelė, kad sveikatas būtų, tai ir gerai būtų. Jūs labai gražiai atrodo, babutė, jums sveikatos daug linkiu. Atrodysi, kad jau patrodymai paviskam jau. Jau amžius savo daro, visas gražumas jau atlyka užpakalį. Praeitį nebėri. A dabar tik tiek, kad galai, tai tau Dieve dėkoja. Kai pašauks, tai reiks ir eit, bet ginčytis nebepasginčysi. Užšaukia, tas išeina. Jaunesnė eina, o jau tokiam amžiui tai jau gana. Mūsų apylinkė, tai aš tokias jau senas nebeturiu, tik aš vieną belikau. Visi mano draugai vienmečiai, visi išvažiavė, tik aš vieną atlikau. Kaip vienas kaimynas sakydavo, vienas neima, kitam nereikia. Tai aš taip dabar galiu pasakyti, kad vienas neima, kitam nereikia, tai ir gyvenu. Scenų veina ir vėl čia.
penktadienį vakaras buvo su anūku. O negėlė ir vyr fotografuoja. Gana viena. Aha. Trūksta dar. Gerai, vieną kitą eina. Tas pasaulis. Tai, kur mums dabar tekstą ruošti. Anykščių bažnyčia, matai, kur žemė. Pagal ežerą lygį tik iki bokšto. Mhm. 29 šeimos, 33 šeimos ūkininkai ir 6 šeimos taip vadinami kampininkai. Jie turėjo tik mažus žemės plotelius, jie eidavo ant ežero rubikių žvejoti, vasarą darbymetį padėdavo ūkininkam lauko darbuose už atlyginimą ir visi gyventojai ramiai savo gyveno, nebuvo, kad turtingesnis ūkininkas niekintų mažiau žemės turinti. Ir kai jau ūkininkai nuima visą derlių iš laukų ir bulvės nukastos, prasideda javų kūlimas. Taip ir 1924 metais, rugsėjo mėnesio 23 dieną, pirmadienis, išaušo gražus, giedras, tik labai vėjuotas rytas. Kadangi laukose darbai jau buvo baigti ir bulvės jau nukastos, tai mūsų šeima jau pasiruošusi javų kūlimui, suprašyti darbininkai iš giminių ir kaimynų. Iš galo kaimo didžiulis baisus juodų dūmų stulpas, debesis. Kadangi aš varinėjau arklius, stovėdamas ant maniežo stalo, staiga nušokau žemėn, o tėtis pamatęs mano šuolį žemėn pagalvojo,
kad kažkas negero atsitiko. Staiga užkišo būbiną ir sustabdė mašiną. Ir visi kūlėjai išėjo iš klojimo ir pamatė. Siaubas. Visi, kas gyvas, metė kūlimo darbus, bėgo prie gaisro pradžios, nusinešė kibirus gelbėti. Aš nubėgau prie gaisro pradžios, prie Tuskenio sodybos, iš kur kilo gaisras. Jau daržinė, klojimas ir tvartai jau buvo apimti ugnies, prie jų prieiti nebeįmanoma. Beliko gelbėti artimiausius, pavojingoje zonoje esančius kaimynų pastatus. Ir po 2 valandų nuo gaisro pradžios jau galima buvo, nors dar žemė karšta ir dūmo įtrumas ėdė akis, jau bandėme eiti buvusią gatvę ir sunku buvo atpažinti, kur kieno buvo sodyba. Šulinių ritiniai iki žemė nudegė, nes buvo mediniai, stambus medžiai nudegė, likę tik žmogaus stuobriai, žmogaus ūgio stuobriai, tvoros ir sodai nudegė lyg žemė. Buvo paskaitymas šliūžą prie pat klojimo beržas, nes paaugliai 3 vos apimdavo ir jis sudegė, tik storis stuobrys liko. Ir iš gana gražaus kaimo liko dykynė ir gana šiurpulinga dykynė. Nukentėjo 28 šeimų trobesiai, sudegė 98 pastatai, 17 šeimų neliko nei šiaudo, nei basio. Netaip senai mes tarėmės šią vasarą atvažiuoti į senąjį Rubikių kaimą su šio kaimo metraštininku, senoliu Antanu Tuskeniu. Ruošiamės, gal birželį, gal liepą, deja niekados nebeatvažiuosime. Liko tik tai jau užrašai, kuriuose aprašytas šitas senasis Rubikių kaimas. Rubikių kaime gyveno 39 šeimos, 33 šeimos ūkininkai ir 6 šeimos, taip vadinami kampininkai. Jie turėjo tik mažus žemės plotelius, jie eidavo ant ežero žvejoti. Vasarą darbymetį eidavo ūkininkam lauko darbuose už atlyginimą padėti. Visi gyventojai ramiai savo gyveno, nebuvo, kad turtingesnis ūkininkas niekintų mažiau žemės turinti. Antanas Tuskenis aprašė 1924 m. rugsėjo 23 d. šitame kaime kilusi gaisrą. Ir po 2 valandų nuo gaisro pradžios jau galima buvo, nors dar žemė karšta ir dūmo įtrumas ėdė akis, jau bandėme eiti buvusią gatvę ir sunku buvo atpažinti, kur kieno buvo sodyba. Šulinių ritiniai iki žemė nudegė, nes buvo mediniai, stambus medžiai nudegė, likę tik žmogaus ūgio stuobriai, tvoros ir sodai nudegė lyg žemės. Buvo pas kaimyną šliūžą prie pat klojimo beržas, mes paaugliai 3 vos apimdavome ir jis sudegė, tik storas stuobrys liko. Ir iš gana gražaus kaimo liko dykynė. Nukentėjo 28 kaimų triobesiai, sudegė 98 pastatai, 17 šeimų neliko nei šiaudo, nei basio. Po gaisro niekas nebenorėjo ant nuodegalių kurtis iš naujo, todėl visi sutiko, kad kaimo laukai būtų uždalyti į vienkiemius. Taip išsiskirstė Rubikių kaimas. Išėjo ir senasis Antanas Tuskenis. Liko jo užrašyti atsiminimai apie senųjų kaimo žmonių darbus, apie žmones, su kuriais jis gyveno, bendravo. Amžiną atilsį.
čia žemesnė vieta negu, ne aukštesnė. Ateina. Reikia Lietuvos, labai reikia Lietuvos. Kvapas. Labą dieną. Nepabijojot lietus? Sveiki, gyvi. Kas? Lietus nepabijojot? Ne, aš nebijoju. Žiūri, kad... Bus atidarimas pats. Nu, pamatysim, kaip čia yra. Kaip žemė reikėjo lietaus. Kaip čia mes va tas savaitės važiuodami matėme, kaip jinai dega, džiūsta. Ir štai šiandieną stebuklas. Lietus. Lygiai taip pat mums tikriausiai reikia tokių dienų, tokių akimirkų, kada mes galėtume susirinkti į būrius, sueiti, pabūti. Šiandien mes pabūname Liūdiškėse, prie Klemenso kairio klėtelės. Tikriausiai nebus čia daug lankytojų, gal retai užsuks čia autobusai, retai užklis pavienis ekskursantas, bet juk paminklai nebūtinai ir turi būti kasdien lankomi. Paminklas žmogui, kuris šiandien atidaromas po pusantro šimtmečio. Tai paženklinimas vietos, kur jisai mažas būdamas. Tai mes truputėlį keisime savo dainos. Tada paprašysime apsidairyti, užeiti kelią ir į Gaspadoriaus Saltenio. Kur mes visi, žinoma, jau susiglaudėme.
kitą kairį. Ten dainuosime, ten bus ir gegužinės pamaldos. Vis dėlto, kai yra paminklas ir vis tiek tokia tokia ekspozicija yra, taigi autentiški dalykai yra nustatomas. Čia vis tiek dar vienas jūsų objektas, kurio jūs galite pamatyti. Kad užeina būrelį, ar mūsų ekskursija, tada va papasakoti. Taip. Tai nelabai kas ir žino apie kairį. Dabar, o jeigu mes skleisim šitą visą istoriją, šitą Baranausko jaunystės laikų istoriją, tai čia viskas tikrai praturtina. Yra panikuota, kaip tarsi akmenės.
Profesorė daktarė Regina Mikšytė, Antano Baranausko ir Klemenso Kairio kūrybos ir gyvenimo tyrinėtoja. Svečias iš tolimosios Amerikos, dailininkas Pranas Lapė, iliustravęs Antano Baranausko Mišių šilelio vieną leidimą. Taip pat mūsų anykštėnai, Antano Baranausko ir Klemenso Kairio dainų giedotojos, Violetos Juciuvienės išmokytos anykštėnės. Klemenso Kairio kūrybą šiandien skaitys aktorius Mindaugas iš Vilniaus ir anykštėnas Žilvinas. Ir dabar paprašysiu gerbiamą Reginą Mikšytę priminti mums ir pakalbėti apie šviesios atminties kunigą Klemensą Kairį. Garsusis anykštėnų himnas, tenai Lietuva per amžius buvo, baigiamas posmu, šaldančių kraują, ūžia šileliai, kriokia upeliai ir kalnai saugia tarp vėjų. Pievo žaliuoja, girios linguoja, auklėja kelio vedėja. Baranausko artimųjų, jo brolių teigimu, tas kelio vedėjas turėjo būti Klemensas Kairys. Klemensas Kairys išreiškė tą klaiko čėsą 863 metų sukilimo išvakarės savo trumpuose eilėraščiuose, kurių įzojo misiją. Ta tautos kelio viziją Baranauskas pratęsė savo poemoje Pasikalbėjimas giesmininko su Lietuva. Jau po 50 metų tą poemą interpretavo filosofas Antanas Maceina žodžiais, kuriuos verta prisiminti ir šiandien. Tauta, kuri vaikosi turtų ir jais grindžia savo istoriją, yra pasmerkta žlugti, todėl, kad ji paneigia dvasinės vertybės. Kai pirkliai tampa tautos vadais, tauta netenka skonio šventenybę. Baranauskas iš karto pajuto savo mokslo draugo Klemenso Kairio meninę sielą, atvirą pasaulio grožiui, pasaulio gėriui. Todėl troškimas prikelti lietuvių kalbos teisės. Tuo metu Varnių kunigų seminarija pasiekė Europos indoeuropeistų susidomėjimas lietuvių kalba. Vokiečių mokslininkas Šleicheris išvystė kalbų teoriją, kurioje lietuvių kalbą iškėlė kaip vieną seniausių kalbų, bet jis pranašavo tai lietuvių kalbai
jau nebeilgą amžių, nes ji esanti sena, kaip ir senas sutrešęs medis. Tada Kairys negalėjo sutikti.